No. Nu, kiek gali labas rytas nuo manęs? Nes tu būni cute iš ryto. Kai dar akis neatmerktos. Palauk, čia tais apšvietimas, žinot, dabar jau grinai studijinis toksai, iš viršaus krentanti šviesa. Tai labas rytas. Tai labas. Nu, tai kaip tavo miegelis buvo? Gerai, labai buvo miegelis. Tai kelintą užpikai vakar ir kelintą atsikėlei šiandien? Beveik 12 valandų. Solidu. Nu, taip matyti reikia organizmui. Kažkam dar irgi rytinė komytė? Nu. Dar daugiau negu 12 valandų miegoju vis tiek. Visiška koma. Nu ką, parduotuvės outfitas, va. Viena kaip čigonas. Antras irgi. Šiukšlės dar nešam išsimesti. Mes grinai Austrijos čigonai dabar esam. Tai dabar apsipregėm. Bet ne Austrijos, o šiaip Europos čigonai. Nu, kas čia tave sugundė? Nežinau, kažkokią Austrijos bandutę, kur jau, kol laukiu tavęs, kad porą žmonių pasiėmėjai. Po porą. Tai bandysim ragaut? Bandysim ragaut, kažkokią, nu tokią dar tikrai nesu mačius. Ai. Cinamoninė bandutė. Yes. Ragausim. Tina, ko neleidai man padaryti? Žiūrėkit, koks... Nebesvaik, ne tragedija, o dekolonas, kvapas, po to visas kemperis. Mane leidžia su testeriukais pasipurkšti. Su Lidl testeriukais pradėkim. Buvau Lidl pasipurškęs biškį, tai sakė, eik išsivedink. Nu tikrai. Už viską, ką čia matote, sumokėjom 30 eurų. Tai tikrai nedaugiau negu būtumėm sumokėję Lietuvoje. No. Jo. Apsiprekinom. Prisiveriam košės malošės. Ir dabar... Bandelę valgysim. Valgysim dar bandelę, o kur važiuosim? Į kokį miestą? Taip. Nu tai ką tu klausi, nes nepasižiūrėjau. Važiuosim į Hallstatt miestą. Hallstatt. Taip. Su 2 L ir su 2 T. Jo. Tai žodžiu, jo, tai pats miestelis, bent jau nuotraukose atrodo įspūdingai, palei ežerą. Palei ežerą, man atrodo pavadinimas irgi Hallstatt yra. Nežinau, nepasakysiu. Ir jo, turėtų būti toksai senovinis, kiek skaičiau, lygtais 16 amžiaus pastatai turėtų būti. Tai toksai galbūt muziejus bus. Muziejus ant ežero kranto. Tai va. Ką? Varom, o pakeliui darysim ką? Australiškos. Čia buvo bairis. Nebuvo. Bairis. Nebuvo. Čia buvo feilas. Čia buvo bairis. Austriškos bandelės vietinės ragavimas bus. Taip. Tai gerai. Važiuojam, ragaujam, geriam kavytę ir mėgaujamės skoniu bei vaizdais. Nu. Cinamoninė bandelė. Bet skani.
Užskaityta. Švieži ten dideli. Užskaityta. Dėl tavęs galiu skrist lengvai sparnais ir mylėt galiu amžinai, amžinai. Aš tai vėliau galiu. Tu. Jauduliukas čia kiša koją. Ačiū, 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 ačiū. 23% nusileidimo bus pusę kilometro, tai čia turėtų. Nesu matęs dar tokio ženklo. Eik tu savo. Čia aišku per kamerą nepersiteikė netgi tas. Kai gerai. Realiai tipenam. Nes čia bišk paleis gazai bus įdų. Stabdžiai gali perkaisti čia. Belenkai. Tai va, atvažiavom iš kitos ežero pusės nuo savo to planuojamo miestelio Hallstatt. Toliau nebeleidžia važiuoti, stovi ženklas. O mūsų miestelis ten tolumoj matosi, bet nežinau, per video gal nelabai matysis. Tai išlipom šiek tiek, pasižiūrinėsim, pasidairysim ir tada jau bandysim važiuoti į vietą. Kemperiuką tai pasistatėm tobuloj vietoj, bet kai reikia nusigauti iki miesto, tai va ateinam tuneliais. Tas kriuksi ant rankų, nes nepatinka. Bet nu ką darysiu, biškį pakentėti reikės. Nu va, ėjom ir atėjom. Tai kemperį pasistatėm nuo centro pėsčiomis, nežinau, gal čia 10 kokį 15 minučių maksimum turbūt. Tai turėjom paeiti šiek tiek palei gatvę ir viskas. Ir dabar va įsukom į tokią jau visiškai jaukią gyvenamąją gatvelę. Namai visiškai ant vandens krašto visi yra išsidėstę. Tai keliaujam centro link. Abudu su eina nušnekėjom, kad tobulas laikas iš tikrųjų yra dabar, nes šitam spote tai, nu tikrai, kad yra dabar žmonių, sakykime, kur šiaip realiai miestelis visas pustuštis, o sakom vasarą, tai... Matyt, kažkoks turas yra užvažiavęs, nes vienos šalies žmonės, bet vasarą, tai aš įsivaizduoju, čia turėtų iš vis būti sausakimša. Jo, overcrowded. Ir jo, skaičiau, kad kai pats sezono pikas yra, tai nu, kosmosas, autobusų eilės, parkingų reikia po kelias valandas realiai ieškoti, nes pas miestelis nu, jis labai iš tikrųjų mažas yra, tai jo, pilnai tikiu, kad atvažiavus pačiam sezoną į karštį, tai toli gražu nepasimėgautumėm taip, kaip dabar turėsim galimybę. Tokia ramybė ir autentiškumu ir
Nu tikrai, ta prasme, vienas tikriausiai gražiausių miestelių kalnuose, ką esu mačius. Autentiškas, labai autentiškas. Kritikui Juliui irgi labai patinka. Tai jo, gerai, ką. Keliaujam link centriuko, eksplorinam toliau. Bet šiaip po kol kas, wow. Kaip ten sako, must to see. Must to see. Jo, vienareikšmiškai. Inukai, klausimas, kuriam esi nepasiruošus. Nu. Kam vat tie tokie ant stogo yra skirti, va tie va tokie, kaip metaliniai dantukai, matai? Metaliniai dantukai, kad sniegas nenušliaužtų. Oho, iš kur žinai? Iš kur? Galvoji. Galvau, pričiupsiu, bet tai statibioras esi. Tu dar daug apie mane nežinai. Vyksta fotosesijos. Nu ką, žvaigždė? Aš nesakiau, kad tu gyveni su žvaigždė, netikėjai. Žvaigždė. Žvaigždė dovana. Paimk šitą, koks čioperis geras. Saugos ir spindės. Jei tu tikėsi ją. Tai va, toks vietinių meistrų skverelis. Čia prie vietos kvapų dirbtuvės. Toliau va, tokie mediniai visokie žaislai, įvairūs virtuvės rakandai ir panašiai. Ir irgi va lygiai taip pat viduje dirbtuvės. Max jaukiai. Around Europe? With a small car or? Yes. Okay, we are doing as well round trip Europe with camper. Šnekėjai su saksofonu. Su saksofono virtuozu. Tai buvo atliktas trumpas podcastas, interviu ir žmogus pasakė, kad yra iš Rumunijos, daro kelionę aplink Europą. Iš tikrųjų galvojau, kad jis čia nais gyvena, bet pasirodo jo, keliauja taip pat kaip mes. Gal dar susitiksime. Nežinosi. Laikas parodys. Apsikeitėm sėkmės palinkėjimais ir keliaujam visi toliau. Va tokios kainelės šitam miestukyje. Jo, tai nepasakysi, kad pigu. Chicken wings 18 euriukų. Nei pigu, nei brangu, kaip sakant, kieno kišenį žiūrėsi. Taip, kas mums oligarchams. What? What? Tokį grožį sutikai. Eina savo kosmosas. Kostmosas. Čia jau visas kosmosas. Taip, su T raide. Neiškepė dar kudėliukas, reiks palaukti. Oi! Atsiliepimai būtų kokie? Apie... Įspūdingai. Palaukit, čia biškai įsimaišėm į minę. Į minę, jo, pataikėm šiek tiek.
Miestelis įspūdingas, tikrai. Ir manau, yra tik tai pliusas tame, kad keliavom ne sezonu, nes galim tik įsivaizduoti, kad čia darosi su žmonėms sezonu. Tikrai. Bet šiaip pats miestelis, Wow. nežinau, tikrai wow. Jo, Kiek esu apkeliavusi, vienas įspūdingiausias tikrai miestelių, jo, kuriame teko pabuvoti. Man asmeniškai irgi tikrai, kad labai patiko ir įspūdį paliko. Tai labai smagu, kad čia nais atvažiavom ir viskas. Ir dabar ką, keliaujam toliau palei pakrantę. Nuostabu visiškai. Visiškai vanduo tai mėlynumo. Jo, ir visi va, tie debesis irgi tarp kalnų dar tokios magijos prideda. Tai... Iš pradžių galvojau, kad biškai gaila, kad nėra saulės. Jo. Bet dabar atrodo net sukuria tam tikrą magiją miestelį. Būsim pamatę šiek tiek kitom spalvom. Ir ką, keliaujam tada kažkur tais atsisėst, atsigert kavos. Na, kokią jaukią vietą mačiau, ten porą jaukių vietelių. Atsigersim kavytės ir trauksim. Link namų. Link namų ir į kelią. Grįžom namo! Yeah. Valgyti! Sveiki sugrįžę. Welcome. Nu, opa. Šaunuolis. Nu va, esam visiškai išsibaigę iš vandens. Tai atvažiavom, bandysim pasipildyti. Tai stovi tokios papildymo, sakykim, stotelės. Tai šiuo atveju 1 euras kainuoja ir turėtų būti galimybė pasipildyti geriamo vandens. Deja. Sistema sujungta, bet niekas nebėga. Nuostolis 1 euras. Idėją suprantat. Bandysim kažką kombinuoti. Dalykas tai, kad buvau nusteigęs, kad visą reiks laiką laikyti ir šalt rankas, bet kažkokie kvaili davikliai sudėti matyt, tai jie mato tiesiog, kad kažkas tai, čia nežinau, yra prieš juos ir vanduo nenustojamai bėga, tai bent jau tas pliusas. Tai va. Tai dabar kas čia vyks, pasistiprinimas. Pasistiprinimas, nusimaudimas, kol turim šaltinį vandens šalia. Tai eisim nusimaudyti, išnaudosim vandenį. Išnaudosim vandenį, tada vėl iš naujo pasipildysim. Ką tada išnaudojam? pavalgysim. Jo. Darysim grikius su daržovėm ir žuvytę. Tai žodžiu, vyksta vyksmas pilnu tempu ant gatvės realiai. Ir varysim paskui tada jau kažkur į nakvynės. Jo, nakvynės vietą, ne? Jo, dar nenusprendėm, kur toliau varysim, tik nuspręsim. Nu, tai skanaus. Nu, tai ačiū. Plaukiukai žiūriu išplauti. Taip. Bet kažkas tai tau ten ne iki galo sėkmingai buvo. Kažkas prieš tai eidamas išnaudojo visą šiltą vandenį. Tai tu pabaigėjai su šaltu maudytis? Tikrai taip. Neapsimeskit čia iš šventą su savo tais oboliais. Aš visada renkuosi, jeigu yra galimybė. Parodė, kur mūsų kino teatras toks. Kaip parodė. Žemiau, opa. O? Vyksta peržiūra. Eina per daug kriterijų turi pereiti. Mes iš vis esam no-liferiai, ne tai, kad kažkieno kito žiūrėtumėm vlogus ar podcastus. Savo. Tai savo po 10 kartų žiūrim. O parsisiuntėm su serialu, belė kiek. Turim savo serialą. Visiškai pats geriausias serialas. Jeigu jau, kaip sakant, įžiūrim iki galo patys, tai reiškia jau neblogai. Nenukirp mano veido kaip Terminatoriaus. Nenorėk būti visada dėmesio centre. Labas rytas. Labas rytas, pabudom ir kelkimės.
O čia mėgojom, paprastam parkingė tokiam. Ir tokie va vaizdai prieš nosį atsikėlus. Labai gražus rytas. Jo. Ir kaip čia mūsų tas bendras košės bliūdas atrodo. Rindeliukas. Rindeliukas. Tai va taip va ir valgom, kad mažiau indų reiktų plauti po valgio. Geras receptas, jeigu kažkas tai dar nebūtumėt netyčia išbandę, tai avižinė košė, riešutų sviestas, bananas, ir mes dar granolo šiek tiek dedam, tai gadica. Gadica. Ne, čia nereiktų. Kas, ne? Trečią kartą užgeso? Nu, kažkas tai necharašo buvo. Jo, aš irgi taip sakyčiau, 3 kartus užgesus prieš šviesoforą. Nu. O jūs krastukai kokia rausvi? Ir raudo. Nu, atvarėm. Nu, atvarėm, krioklių medžiotojai. Waterfall Busters. Nu, tai atvarėm Krimli Waterfalls ir einam čekinti. Einam ieškoti. Kaip čekant laikom turus, kad bent vieną normalų pamatyti tokią Austrijos. Jo, nes be visur išdžiūvę. Jo, kur buvom, tai taip, nu, visur vanduo nuslūgęs, sakykime, ir panašiai, tai va čianais žiūrėsim, ar bus krioklių, ar nebus krioklių šitam parke. Jo, yra pliusų ir yra minusų nesezonų keliauti. Tai pliusų yra tai, kad žmonės, nu, vat visur einam, realiai dviesi einam. Iš tikrųjų, turistų nėra. Bet ir nemažai vietų yra uždaryta. Tikrai žiūrėjom ir druskų žiūrėjom, caves, kaip yra uolos ir druskų uolos ir ten ledo kažkokį urvo. Ledo urvo. Paskui tą Alpių kelią. Norėjom Alpių važiuoti, jo, kur tikrai yra rekomendacijos, bet viskas uždaryta. Tai yra tikrai ir savų minusų keliauti nesezonų metu, bet šiaip ramybė vis tiek, manau, nusveria jinai. Realiai tai viskas kaip ir užsidarinėja daugmaž lygtais nuo lapkričio, nu, sakykim, plius minus turbūt 1. Jo, nu. Tai vat, jeigu iššokus turbūt į traukinį, pavadinkim, spalio galas, tai turbūt būtų optimaliausias variantas. Nu jo, vandens spalva tai visur Austrijoje stebina. Labai visur skaidrus vanduo. Ir tikrai su gražiu atspalviu. Nu ir va, ir ten kažkas tai tolumoje matosi bėgantis toksai. Žiūrėsim, gal nueisim kažkaip. Kai savo vlogui filmuoti, tai kamera neprašęs išsitraukė. Nu vis dėlto radom kažką. Nori, nenori. Tenka pripažinti, kad šį bei tą radom. Ką? Tai žodžiu jo, radom. Belė, kaip gerai. Radom.
Jo, vaizdas gražus, apledyje viskas. Viskas apledyje, nu. Ir, nu jo, ir tai pakankamai žvarbumas toks jaučiasi nuo visos tos drėgmės. Tikrai toks gaivus orelis. Gaivus dušas, arktinis dušas. Tai nežinau, ką mes čia eisim maudytis ar ne? Jo, jis sako, gaila rankšluožė nepasėmiau. No, tai būtumėm po krioklių pasėdėję, masažas, visą kitą. Nusivylę šiandien užpakalę būtų gerokai. Jo, viskas apledyje, viskas apledyje. Nu, bet... Parodysim iš arčiau labai gerai atrodo. Jo, svarbiausia, kad apskritai radom. Nes abudu tokie buvom 50-50. 50-50, 51, 52, 53, 54. Tai, jo. Efektingai labai. Užskaityta. Labai. Visiškas ledas. Nu ką, parvarėm namo. Namo. Nu, esam kely, kuris yra 1500 metrų virš jūros lygio. Tai. Alpėse. Atsiveria įspūdingi vaizdai. Ta prasme, dauguma vietų buvo žemai. Ir dabar jaučiu, pirmą kartą kylam taip į kalną. Nu, į tokį aukštį, tai jo, tai pirmas kelias. Važiavom aukštai, bet tikrai ne 1,5 kilometro aukštyje. Atsiveria wow vaizdą. Jo, tai staptelėjom parkingę, tai per langą turim dabar tokį vaizdą. Matą, pabandysiu parodyti. O. Va tokį vaizdą turim. Visiškai. Ten net matosi krioklys per vidurį nuo bėga, tai prie kurio mes buvom. Tai čia kas turėtų darytis, kai tirpsta viršūnės kalnų, matosi net vagos yra krioklių išspaustos kalnuose. Tai, nu, ta prasme, wow, visiškai įspūdingai, tikrai. Įspūdingai. 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 O, ačiū. Papūtas. Padaryk. Ką? Padaryk, kaip moki. Pomas. Ačiū. Pomas papūtė savo plunksnos kėdelę. Toks raižymas keliukas. Vietiniai tai čia skraido kaip savam kieme. Čia nepaskraidysi tokiais kampais. Nu, nesijauti dabar vogdama internetą. Ne, ką čia? Jeigu yra viešai prieinamas, tai mes ir naudojame. Mes ir prieinam. Mes ir prieinam. Taip. Ja. Tai ką mes dabar čia veikiam šitam sustojime? Keliam vlogą. Keliam vlogą, taip. O internetą pasigavom, iššokom į parkingą ir dar važiuojam. Ina sako, ne, sako, čia šitam turbūt greičiausiai nebus rūbų parduotuvė. Ir bam! Ačiū Hervis. Jie turi free Wi-Fi ir labai greitai iš tikrųjų. Taip. Sėdim 10, maksimum 15 minučių, jau 5-4% įkelta. Tai. Laukit. Ne, tai ką jau bus sulaukę. Jau bus sulaukę. Bet jau pamatys, kaip... Vyksta. Jo, kaip visas procesas vyksta iš vidaus.